Labą dieną. Kalbinsime bendrovės Pieno žvaigždės vykdomąjį direktorių Liną Sasnauską, kuris mums atsakys į keletą klausimų susijusių su įmonės veikla bei ateities perspektyvomis. Sveiki, ponas Linai. Sveiki. Kaip žinia, dabar pastaruoju metu daugelis įmonių skelbia savo veiklos rezultatus, neišimtis tarp jų ir Pieno žvaigždės. Dar lapkričio mėnesį įmonė skelbia trečiojo ketvirčio veiklos rezultatus ir galbūt galėtumėt šiek tiek painterpretuoti skelbtus šios rezultatus. Taip, trečiojo ketvirčio rezultatai iš tiesų patenkino įmonės vadovybės lūkesčius. Paprastai pieno pramonė, Lietuvos pieno pramoniai yra galbūt tokia tendencija, kad istoriškai trečias ketvirtis yra pats geriausias. Tuo metu įmonės uždirba, ko gero, didžiausią pelną per metus, didžiausią EBITDA rodiklį, nes tuo metu žaliavinio pieno kiekis yra pats didžiausias, o žaliavinis pienas yra didžiausia mūsų kaštų kategorija. Kai jo gaminama daug, jo paprastai kaina jam padidėjus jo pasiūlai rinkoje, jo kaina sumažėja. Gaminant daug, gamybos kaštai vienetų sumažėja ir tokiu būdu įmonės, ko gero, gauna pačius geriausius rezultatus. Tai žiūrint į trečiąjį ketvirtį, mūsų rezultatai, lyginant su tuo, kas dėjosi pirmą, antrą ketvirtį, buvo žymiai geresni. Mes uždirbome apie 7 milijonus veiklos pelno, tai buvo pasiektas 4% veiklos pelningumas. Grynas rezultatas buvo apie 10,4 milijonus grynajam pelne, tai yra pasiektas netgi 6% grynas pelningumas. Tai yra labai geri rezultatai mūsų akimis, įvertinant situaciją rinkoje, tiek žaliavos, pieno žaliavos, tiek produktų. Uždirbame apie 17 milijonų pinigų srautą, kurį investavome ilgalaikius projektus, grąžinom dalį paskolų. Taip kad vertinčiau, kad tas ketvirtis tikrai mums padėjo išbristi iš nuostolių sukaupto per pirmą, antrą ketvirtį. Ir mus tai džiugina, matom, kad toliau irgi tikimės, kad bus panašiai. Rezultatai, vertinant tai, kas dėjosi rinkoje, matom, kad mūsų konkurentai taip pat generavo geresnius piniginius srautus ir pelną per trečią ketvirtį, tačiau dėja jiems nepavyko išbristi iš nuostolių sukaupto per pirmąjį ir antrąjį ketvirtį. Sakykit, ar didelės neigiamos įtakos turi pieno produktų krentančios kainos užsienio rinkose ir kaip tai konkrečiai galbūt siejasi su jūsų kompanija? Užsienio rinkos, eksporto rinkos, kaip mes vadiname, turi labai didelės įtakos mums kaip gamintojai, perdirbėjai, taip pat visa Lietuvos pieno pramonė, nes Lietuvos pieno pramonė, kaip žinia, užsienio rinkose generuoja virš 50% savo apyvartų. Kai kainos krenta eksporto rinkose, aišku, įmonės praranda tas pajamas. Tada atsigręžima į vidinę rinką, vidinė rinkoje konkurencija dažniausiu atveju yra per kainų mažinimą, tai iš to žaidimo niekas nelaimi. Užsienio rinkos, vertinant Lietuvos pieno pramonę, reikia vėlgi atkreipti, kad mes dirbame ir užsienio rinkose, ir Lietuvos rinkoje. Lietuvos rinka yra gan maža, jinai yra ribota, jos augimo perspektyvos nėra labai džiuginančios, drąsinančios, jinai lėtai auganti 5-6% per metus, tačiau eksporto rinkose galimybės dar nėra išnaudotos ir sakyčiau, kad netgi visa Lietuvos pieno pramonė sustiprėjo, įgijo tokį konkurencinį pranašumą, kokį turi šiandieną tik tai dėka eksporto rinkų. Dar vakar žiniasklaidoje pasirodė pranešimas, kad pieno produktų labai yra išaugusios atsargos ir kompanijoms kaupėsi sandėliuose visi produktai dėl sumažėjusios paklausos. Kaip jūs galėtumėt pakomentuoti tokį pranešimą ir šiaip iš jūsų pozicijos, kaip jūs vertinate susidariusią situaciją šiai dienai Lietuvos pramonėje? Tiesa, atsargos sandėliuose auga, jos yra kaupiamos. Vėlgi, kalbant apie pieno pramonę, galbūt tokia yra specifika, kad kai ūkininkas pamelžia karvę ir turi tą šviežią pieną, pienas negali būti ilgai laikomas. Pieną reikia perėti į kažkokį produktą ir jis yra paverčiamas arba tokių šviežių produktų, kaip papilstomas pienas, kefyras, grietinė, varškė greitam suvartojimui, arba paverčiamas į ilgiau laikomą produktą, kaip pieno miltai, sviestas, sūris. Tokie produktai, pieno miltai, sviestas, sūris, kurie gali ilgiau gulėti sandėly, kurie gali būti ilgiau saugomi, jie ir dalyvauja tarptautinėje prekyboje ir įmonės, matydamos, kad kainos eksporto rinkose kyla, stengiasi gaminti tokių produktų, kuriuos galima palaikyti, palaukti, kol kainos pakils ir tada parduoti. Tai ir įvyko praėjusių metų gale, šių metų pradžioj, kadangi eksporto rinkose buvo labai aukštos kainos, visi ėmėsi gaminti tokius produktus. Krentant kainoms, krentant produkcijos kainoms, eksportinės produkcijos kainoms, iš paskos sekė ir žaliavinio pieno kainos, jos mažėjo, bet žemdirbys ir kaip mūsų partneris mes
privalome supirkti žaliavinį pieną, tiesiog norėdami, kad žemdirbys ilgą laiką liktų mūsų partnerius, nes jeigu jis neparduos pieną, jeigu jisai sunaikins savo ūkį, mes nebeturėsim grindinės žaliavos. Tai įmonės perdirbimo superka pieną, verčia jį į tam tikrą produkciją, kaip sūris, aliejus, pieno miltai, laiko sandėliuose, bet šiandieną laiko dėl to, kad kainos vis krinta, eksporto rinkos netaip stipriai perka. Va, dėl to, sakyčiau, yra sukurtos labai didžiulės tokių produktų atsargos sandėliuose. Paprastai ES dar turėjo tokią paramos programą, kad vadinama intervenciniais sandėliais, kad valstybė superka tuos produktus savo saugojimui ir tai padeda išspręsti besikaupiančių atsargų problemą. Tačiau valstybė yra jau šių tokių pokyčių, tačiau iki šiol tokių supirkimo intervencijos sandėlis nebuvo ir už tai, sakyčiau, labai daug perdirbimo įmonių, kurios dirba eksporto rinkoms, jos kaupia tokią produkciją sandėliuose. Tuomet sakykit, gal tokiu atveju iškyla poreikis šiek tiek įmonėms pristabdyti gamybą, tam, kad padidinta efektyvumą ir išnaudotų tas susikaupusias atsargas, ar tiesiog, kaip jūs minėjot, galbūt? Tai yra tikrai sudėtingas sprendimas, kurio mes turbūt nei mūsų partneriai žemdirbiai, nei mes nesiryžtam žengti. Įmonė stabdo gamybą pačių kraštutinių atvejų, nes tokiu atveju, jeigu mes stabdom gamybą, mes nebesuperkam pieno žaliavos, reiškia žemdirbys yra paliktas, jo žaliava yra nesupirkta, jam vienintelis kelias tokiu atveju, jis neturi kur padėti pieno ir vienintelis kelias yra tą ūkį uždaryti, sunaikinti. Mes matom, kad šiais metais situacija yra tikrai sunki po labai gerų praėjusių metų. 7 metais buvo netipiškai aukštos produktų kainos, iš paskos sekė labai stipriai augančio žaliavinio pieno supirkimo kainos, ūkiai atsigavo, nors iki tol jie pabiškai mažėjo visų ES pasaulyje, ūkiai atsigavo, imta gaminti žymiai daugiau pieno, nes dėl gerų kainų. Ir dabar staiga yra toks nuopolis, kur vėl staigus sprendimas gali vesti į pražūtį tiek pramonę, tiek pačius žemdirbius. Tai mes labiau linkę galbūt pasaugoti tuos produktus, palaikyti kažkurį laiką, tikėdamės, kad rinkos tikrai atsigaus, nes mes matom, kad po didžiulės bangos seka šioks toks nuosmukis, bet ilgalaikėje perspektyvoje bangavimai išliks, tačiau jie nebus tokie aštrūs, kaip buvo praeitais ir šiais metais. Sakykit, kaip manote, ar ateityje gali būti taip, kad didžiosioms pieno perdirbimo kompanijoms atsiras poreikis konsoliduotis? Galbūt kažkokių sprendimų imsis? Manyčiau, kad tai būtų labai racionalus ir labai sveikintinas žingsnis tokiom kompanijom. Užsienyje, jeigu jūs pažiūrėtumėte į, tarkim, artimąsias ES šalis, ten beveik visa pieno pramonė yra labai koncentruota, konsoliduota, yra stambios multinacionalinės kompanijos, kurios gali mažinti savo kaštus dėl savo dydžio, gaminti labai fokusuotą, aišku, 1, 2, kelis produktus, kurios specializuojasi, taip jos mažina kaštus, taip jos pasiekia žymiai didesnį efektyvumą. Žiūrint į Lietuvos pieno pramonę, prieš 10-15 metų mes turėjome apie 60 bendrovių, iš kurių dabar liko kelios stambios grupės. Tai jau ta banga konsolidacijos yra kaip ir praėjus pirmoji. Tačiau manyčiau, kad žiūrėdami į tokią spaudžiančią konkurenciją iš užsienio didžiųjų perdirbėjų, vieną dieną mes pribręsim tokiam žingsniui ir manau, kad ryšimės. Sakykit, o kokių priemonių bendrovė imasi tam, ar imsis ateityje tam, kad išliktumėt rinkos lyderiais, nes esate viena iš pagrindinių kompanijų Lietuvoje ir ko gero turit kažkokias pagrindinės kompanijos gairės, kad vis dėlto būtumėt lyderiais? Aš drąsiai sakyčiau, kad mes esame lyderiai pieno perdirbimo pramonėje Baltijos šalyse, labai drąsiai, nes žiūrint į mūsų apyvartos augimą, į mūsų pelningumo rodiklius, į mūsų dydį ir galbūt tokį, sakyčiau, sveiką agresyvumą, drąsą pristatyti naujus produktus, kalbėti su vartotojais. Matom, kad tikrai esame pirmaujančiose pozicijose. Bendrovė labai daug investuoja į rinką, labai daug investuoja į patogumą vartotojui, į artumą su vartotoju. Tai, kad pieno produktas būtų ne tik tai maistas, bet tai būtų ir gyvenimo galbūt šioks toks būdas, nes mes turim šūkį sveikam gyvenimui. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, sėkmės siekiant užsibrėžtų tikslų. Ačiū Jums. Na, Jūs girdėjote pokalbį su bendrovės Pieno žvaigždės vykdomuoju direktoriumi Linu Sasnausku.